Labą dieną, mokytoja. Aš jums norėčiau atsakyti į klausimus. Pirmas klausimas. Ką močiutė patarė Ramūnui apsižiūrėti zoologijos sodą? Ji jam patarė, kad eiti į zoologijos sodą, apsižiūrėti naujų gyvūnų, jeigu atvežė, ir paskaityti viską lentelėje ir juos suskaičiuoti. Kai jis vėl grįš, jai viską papasakosi. Antras klausimas. Kodėl svarbu perskaityti, kas apie gyvūnus parašyta lentelėse? Nes tada visą informaciją sugaus, kur jie gyvena, ką jie mėgsta, ką jie valgo, kas jiems patinka, kas jiems nepatinka. Ir visa kita. Trečias klausimas. Ką berniukas pamelavo, kodėl nuslėpė tiesą? Iš tikrųjų, visi žmonės zoologijos sode kalbėjo, kad zebrai krito. Bet jis nuslėpė tiesą ir pasakė močiutei, kad jį linksmina ir vėl bėgioja. Aš galvoju, kad jis šitai padarė, kad jie nelabiau skaudinti, nes jis serga ir gal čia buvo jos mėgstamiausi gyvūnai, dėl to ji nenorėjo, kad jį liūdėtų. Ate!